Labas. Taigi, labas vakaras. Šiandieną noriu Jums pristatyti dvi išskirtinės asmenybės. Du labai sėkmingus žmonės, kurie savo gyvenimą pavertė ne tik sėkmingu, bet, sakyčiau, gyvenimo būdu, kurio turbūt ne vienas žmogus arba, pavydi, sakykime, tą gerąją žodžio prasme. Gyvena savo svajonių gyvenimą. Saulėtoje Maljorkoje, kur šviečia saulė kiek ten tų dienų? 300. 300 plus. 300 plus Kur dienų. gali pokalbių metu su savo partneriais degintis ir va dabar prieš eterį būti visai kaitusi įdegus ir rudo įdegiu. Viena vertus, jie yra labai skirtingi žmonės, bet tuo pačiu vienas kitą labai labai papildantis, kaip tas ženkliukas, kaip yra. Jink ir jang, ne? Jung ir Yang, ne? Ženkliukas, va toksai. Ir jie šiandieną sutiko pasidalinti savo mintimis, savo kažkokiomis idėjomis su mumis. Ir aš labai labai tikiu, kad tos mintis ir tos idėjos nuguls ir jūsų sielos kertelėje ir paskatins jūs imtis kažkokių tai aktyvesnių veiksmų siekiant jūsų pačių svajonių. Taigi pristatau Jolantą ir Rimą, mūsų mentorius, mūsų gyvenimo palydovas, nuo kurių ir mes užsikrėtėm. Jo tapo ir mums jie įkvėpėjais ir kai mes pamatėm, kaip jie gyvena, kokia tai yra gyvenimo kokybė iš labai arti, kelių, nežinau, ta prasme, metrų atstumu. Aukštu, jo, teisingai aukštu atstumu, kai paragavom irgi tos jų gyvenimo skonio, atrodo, kad va tai ir buvo tas lemiamas žingsnis pasakyti savo taip, būtent tokiam pavyzdžiui gyvenimo. Taip, kad į sceną kviečiame. Valio, valio. Sveiki, mėlyjeji, labai džiaugiamės būdami čianai pirmą kartą, būtent Aurelijos ir Dariaus grupė Zoom'e, tikrai labai labai faina. Ir aš Rimui pasakiau dar prieš šitą Zoom'ą, sakau, žinai, sakau, Aurelija su Darium pakvietė mus į savo Zoom'ą. O po to taip sakau, nu žinai, aš jiems tą mintį padaviau. Tu sako, jie nepakvietė, jeigu tu padavai tą mintį. Tai man kas čia? Aš sakau, žinau, kartais partneriams reikia sakyti užuominas, nes jiegi nesupranta. Tai sakau, tiesiog pasakiau užuominą, nu galėtumėt pakviesti, ateisim. Tai va, tai žinokit, savo partneriams irgi mėtykit užuominas. Nu, susiproties, žinot, nesusiproties, nu dar nelaikas, mėtykit užuominas. Čia va, kaip sakau, viskas iš gyvenimo, suprantat, nėra nei vieno dalyko, kas vyksta mūsų gyvenime, kad nebūtų kažkokios naudos, prasmės, reikšmės ir taip toliau. Ir vienintelis dalykas, aš tik pradėsiu nuo palinkėjimo, po to dar sveikinimą labai noriu pasakyti. Tai yra, žinot, ko norėčiau palinkėti kiekvienam. Tai yra kelionė. Ir kelionė smalsauti, žiūrėti, o čia man patogu, nepatogu, o va čia komfortinis, aha, o ką aš čia galiu išmokti, oho, kiek aš čia moku. Suprantate, smalsumą, ko kartais mes taip žiūrim į žmonės ir galvojam, blemba, nu tiek daug visokių baimių, paranojų, dar kažko tai ir bijo ten tą pirštą, žinai, parašysiu tam, nu ir kas atsitiks, o pažiūrėk, kas atsitiks. Aš taip darau, žinokit, aš kam nors parašau ir žiūriu, nu kas čia bus. O, geras, o įdomu dabar, kaip man čia jam atsakyti. Ai, nu, išgersiu vandens, pagalvosiu, o tą parašau. Tarsi, būkit smalsus. Čia, aš kaip sakau, tai kuo lengviau tai darosi, kuo labiau tai yra toks fan žaidimas ir taip toliau, nu, nieko rimtai. Nu, nieko rimtai ir tu žiūri, kad, okei, žiūrėk, kaip čia man gavosi. Nes kai mes darėm tai labai rimtai ir žinote, tokie sukandę dantis ir panašiai, nu, mes turėjom vienokį rezultatą, mes pasidalinsim savo tom istorijos peripetijom, ne, kad jums būtų irgi toksai supratimas, o kas čia, o kaip čia ir kodėl šie du nuostabų žmonės taip puikiai keliauja va šituo keliu. Nes taip, pas mus ta istorija buvo 2 kartus, žinote, čia kaip... Nu pasveikink, tiesiog normaliai krūmus jo. Nu jau krūmus jo. Jisai mane vis grąžins iš tų krūmų, žinot, aš bandau vis pažiūrėti, kas tose krūmuose vyksta. Pasveikinti. O jisai mane vis grąžina. Tai va, tai labai noriu pasidžiaugti, taip, nes yra toksai žodis mūsų tinklinė marketinge kaip sponsorinė linija.
Tai va, tai jūsų tie sponsoriai, vedlėjai, mentoriai, kurie yra arčiausiai jūsų ir kiekvieno tikriausiai ir prie kiekvieno vis prisiliečia, tai yra Aurelija ir Darius, taip. Ir tikrai labai noriu pasveikinti, nes tai yra be kelių, ten, nežinau, sekundžių, taip, tai yra labai labai geras rezultatas, į kurio nueina ne kiekvienas. Tikrai pasitikėkit. Executive Vice Prezidentas tai yra 50 000 eurų mėnesio apyvarta su komanda. Taip? Kai kuriems tai, kaip sakau, va žinot, kažkur atrodo nepasiekiama, taip, kažkur tai va ten. Bet jūs įsivaizduokit, tai yra pasiekiama. Kas čiupinėjo taurėlę sudarimą? Čiupinėjo. Taip. Tai jūs įsivaizduokit, jūs juos čiupinėjote. Tai kaip nepasiekiama? Pasiekiama. Tai yra žmonės, kurie realiai tą darbą padarė. Nu, tuoj užsidegs. Dar negaliu sakyti, kad ne, nes turi ten užsidegti skaičiukai ir turi būti viskas pagal žaidimo taisyklės, taip? Nes yra tam tikro žaidimo taisyklės. Tai va, tai jūs turite tokius nuostabius žmonės, kurie realiai kiekvieną dieną, aš manau, kad dirba su kiekvienu jūsų. Ir jeigu jums reikia jų pagalbos, kažkokio žodžio, ten patarimo, pastumimo, patraukimo ar dar kažkas, tai yra tikrai tie žmonės, kurie tai duos. Vienintelis dalykas, nesėdėkit tuose krūmuose patys. Nesidėkit tuose krūmuose patys. Iškiškit pirštą, parodykit, Aurelija, žinok, bijau, nežinau, ką daryti. Toj, kai griebs, tai žinokit, ir be piršto galit likti. Tai va, tai tarsi tiesiog taip yra. Ta prasme, pačiam vienam baisu. Diana, kažką padariau? Eina. Žiūriu, kas čia eina, viskas gerai, tegul eina, viskas. Aš kaip sakau, jeigu liūdna ar ten kažkaip tai norisi verkti, žinokit, jūs puikiai suprantat ir jaučiat, ką aš kalbu. Kūnas jisai reaguoja taip, kaip jisai reaguoja, ne? Šypsena, ašaros, šiurpai eina, dar kažkas, tai kūnas žino. Va čia va, tas protas jisai kažkaip įsijungia ne laiku, ne vietu ir sutrukdo visam žaidimui. Atėjo čia, ne? Logikas. O mums žaisti norisi. Tai va, tai žaiskit, kad jums būtų smagu su šitais žmonėms, su mumis, kad būtų smagu. Eikit į kontaktą, tikrai, kaip sakau, mes esame atviri ir atviri kaip knyga. Kitaip negalėčiau įvardinti. Pas mus visada visur būdavo žmonių. Visur. Kur mes būtume negyvenę, tai pirmam name, tai po to bute, antram name, čia name Maljorkai, pas mus visada, žinot, kaip sako rusai, prachodной двор. Prachodной двор, tai reiškia, kad kas ėjo, užėjo, praėjo, taip, ta prasme, mes tikrai mylim žmonės. Praskrido dabar. Kas praskrido, žinot? Kas kažkur šalia pabuvo, neužėjo, visokių būna. Ta prasme, mes tiesiog esam tie žmonės, kurie suprantam, kokį kelią mes nukeliavome, kiek tai mums kainavo, taip, ir patikėkite, kad kiekvienas tikslas, jisai turi savo kainą. Tai va, tai ir mes savo pavyzdžių rodom, kad taip įmanoma. Įmanoma gyventi, va, taip, kaip tu nori, taip, kaip tu jauti, taip, kaip tavo ten diktuoja tą sielą, dvasia, nežinau, kaip kam, žinot, širdis kažkam, dar kažkas taip. Tai va, tai labai labai noriu pasveikinti Aureliją su Darium ir noriu pasveikinti dar jūsų komandą dėl to, kad jūsų komandoje, bendroje su Aurelija ir Darium, atsirado naujas pirmas, vat reikia pasakyti, naujas International Marketing Manageris. Tai yra žmogus, kuris su komanda padarė 10 000 taškų. Jūs įsivaizduokit, jums žalia šviesa jungta. Visiems, ale vieno. Vat Aurelija sėdi su žaliu megztuku, aš irgi galvoju, čia ne šiaip savo. Vat, jums žalia šviesa jungta. Įsivaizduokit, jūs iškiam vienam pavyko. Tai kiekvienam gali išeiti, ne? Kiekvienam gali išeiti, viskas, vienam išėjo. Aš kaip sakau, jeigu nei vienam neišeitų, tada sėdėtum, galvotum, blemba, jaučiu, čia taip sudėtinga, nei vienam čia neišeina, ne, ir čia kas čia tokio. Ne, išėjo. Va vienam išėjo. Vadinasi, jeigu vienam išėjo, tai gali ir antras, ir trečias, ir taip toliau. Rolfas Zorgas turi unikalų lozungą. If I can do it, you can do it. Šūkį. Jeigu aš galiu tai padaryti, tu gali tai padaryti. If I can do it, you can do it. Tarsi pas jį visur, mes net kuprinės turim su tuo lozungu. Ta prasme, jeigu aš galiu, tu gali. O, va, Knyga, taip. Mano užrašų knyga. Teisingai. O, kaip ačiū. Tu įsivaizduok, aš ją buvau pamiršusi, aš girdėjau. Iš Špairio. Iš Špairio, tai va tie važiuos ir gaus Špairėje tokią knygą.
Va, ir reikia kažkur tai čia pasakyti. Kaip Neužmiršti. primintuką. Nes mūsų šiaip ir knyga dar Kaip yra. primintuką. Ir kas skaitot Vienas per anglų visą. kalba, Ar- yra arba anglų, arba vokiečių yra knyga parašyta grinai su visa kompanijos filosofija, ne, istorija ir taip toliau. Kas Mūsų norite, komandos kaip sakau, narys gavęs yra tą knygą ant scenos, pameni konferenciją, kai buvo loterija, tai vat Dianos Super. Egidijus kaip partneris gavęs tą knygą. Jeigu kažkam bus įdomu, tai pas mus yra toj pačioj gaujoj. Taip, tiesiog galit, kaip sakyt, paskaityti, kas angliškai skaitote. Tai va, tai labai labai sveikinu, labai didžiuojuosi, labai dėkoju už tą, kaip sakau, pasitikėjimą, ne, Aurelijos ir Dariaus, ir suprantu, kad tai irgi buvo nueitas tam tikras kelias. Tarsi kelias. Tiems, kas nežinote, aš tik tai vieną tokią dalį pasakysiu jums. Aureliją aš pamačiau prieš 15 metų ir tuo metu pagalvojau, kaip būtų faina, kad tas žmogus būtų kada nors mano komandoje. Tai mūsų Svajonės kelionė pildosi. ne metai ir vidų. Aš ją pamačiau, kad žinot, jos tą nuotrauką su oranžiniu ten. Aš nepamenu, kas ten buvo. Ten buvo daug oranžinės spalvos, daug juodos spalvos. Plaukai buvo oranžiniai, oranžiniai. tamsiai mėlynas megztinis ir juodas fonas fotosesijos. Taip, įsivaizduokit, aš va šitą pamačiau Facebook'e, aš perskaičiau jos istoriją ir aš galvoju, wow, ta prasme, nu va čia va, kažkas tai, ne? Ir aš tiesiog pamenu, va tą užsėdusi, žinot, kai būna pas jūs kažkas tai labai seniai, va, kažkoks jausmas, ne? Kaip norėčiau, kad būtų, kaip norėčiau, kad su manimi elgtųsi, ką norėčiau gyvenime veikti, kaip turėtų atrodyti mano kasdienybė, kaip atrodytų mano gyvenimas. Vat kiekvienas mes turim jau tą, vat, nu, vat, užuominą, ne? Ir va tada buvo tas toksai, galvoju, va toks žmogus komandoje, tai čia žinai, kaip pakeistų viską. Tai įsivaizduokit, 15 metų. Laukiu. Aš galiu dar papasakoti trumpą istoriją, kaip jinai nuėjo į kirpyklą ir sakė, pasitamsinsiu šiek tiek plaukus. Ir jinai grįžo ryžą, ta prasme, iš šviesios. Aš sakau, Iš blondės? jo, aš sakau, palauk, sakau, tai kaip čia? Nu, sako, kirpėjai nepavyko. Sureagavo, taip dažnai. Sureagavo. Sakau, jo papa. Tai dabar sakau, įsivaizduok, aš nuvežu mašiną, nudažyti servisą. Sakau, nudažykit man baltą spalvą. Ir pasiimu raudoną mašiną. Ir meistras man sako, žinok, kažkaip sureagavo, žinai, kažkaip neišėjo, sureagavo, žinai. Ant raudžių. Jinai blondinė pareina raudona, žinai. Biški, sako, nesureagavo, sako, žinai. Ar tai sureagavo? Bet Aš, karoči, dabar taip jūs akim. įsivaizduokite, va šitas koks pamokantis dalykas. Jeigu ne ta ryža, aš greičiausiai net nebūčiau pamačius ir nebūčiau užfiksavusi. Va tas paveiksliukas. Ne, tu supranti, kas yra? Tas paveiksliukas, jisai iki šiol stovi mano akise. Aš negaliu apibūdinti netgi, kad tu ten buvai su mėlynu ar ten. Aš mačiau juodą foną ir tą ugnį mačiau. Supranti, vat, mes matom daug ką piešinėliais. Nu, tiesiog tai yra vizualizacija. Jūs vat, pamatot, kaip jūs norėtumėte rytus savo sutikti, praleisti. Ne? Jūs tiesiog matot vat, vizualiai, taip? Ir jūs įsivaizduokite, ir realiai aš ją pamačiau, bet aš matau tą ugnį, ne, ten juodam tam fone, viskas, ta prasme, aš daugiau nieko ten nemačiau. Ir jeigu ne ta ryža spalva, tai prieš 15 metų, matot nuotrauką, rodo Aurelija. Sureagavo biški. Sureagavo biški, truputį, žinot, iš blondinės, o tai įsivaizduokit, kitą pirmadienį jūs ateinate į susitikimą grupės, ne mūsų pirmadieniais vyksta 8 valandą, ir jūs matot mane ten raudonais plaukais. Tarsi irgi šokas, ne? Tai va, tai vienu žodžiu, tai 15 metų. Ir va, aš žinot, aš galvoju, nieko šiaip savo gyvenime nevyksta, netgi jeigu jums nepasisekė, arba kažkam kaip tuo metu kirpėjai nepasisekė, ačiū Dievui, kad jinai turėjo tokią nesėkmingą ranką. Ačiū Dievui, ta prasme. Nes aš manau, kad ta nuotrauka buvo pastebėta labai daugelio žmonių ir greičiausiai daugelis žmonių pradėjo ją sekti. Nu, gali tai būti, gali būti. Teoriškai. Čia, aišku, geras fotografas dar prisidėjo, kad ta nuotrauka būtų gera. Taip, nes, nu, jeigu būtų šiaip, žinai, prie puodų nufotografuota, tai kas ten, nieks nežiūrėtų. Galbūt, eilinė lapė. Ryža bobo kažkokia. Tai va, 15 metų, įsivaizduojate? 15 metų. Aš matau, kad Nomeda prisijungė. Nomeda, mes ką tik sveikinom jūs. Ir galėtų gal parodyti veidą, jau jūs pasveikinti kaip Aurelijos ir Dariaus pirmąjį naują IMM-ą.
Tikrai Nu, man bet mums norisi reikia labai tavo veiduko. paparodyti. Kur mūsų žvaigždė? Valio. Valio! Sveikina! Super. Aha, tik mikrofoną, Nomeda, jeigu kažkas tai reflektuoja mikrofoną. Aha. Ačiū labai, mėlyje, visiems už sveikinimus, ačiū už tą dėmesį, ačiū už tą kartu, už komandą. Žodžiu, vieni su kitai, mes vieni be kitų irgi suprantam, kad niekas, ar ne? Ir ačiū visiems. Taip, mes labai džiaugiamės, kad esate pirmoji ta žvaigždutė, kuri uždegė žalę šviesą va šitiems visiems nuostabiems žmonėms. Nes pas juos atsirado viltis, o kol yra, kaip sakau, viltis, ane, kad tai įmanoma padaryti, tol viskas, kaip sakau, viskas vyksta, ne? Tai va, tai jūs esat viltis ir žvaigždutė ta, kuri parodė, kad žiūrėkit, Hebra, ten yra, ten šviesa yra, einam, ne? Einam, nu tai va, gerai, tai tiek nuo manęs džiaugsmo, Nomedos, Aurelijos Dariaus atžvilgių ir šiaip mano tų krūmų, žinot, nu kartais aš tam būna, nu kažkur tai krūmus. Gerai, tai tavo istorija. Temą pamečiau. Greita sėkmės istorija, Pijana. Nes jinai iš tikrųjų tokia greita. Buvo momentų, kai reikėjo save išnypti nuo supratimo apskritai, kas vyksta. Nu, ok. Bet čia visuma aš manau, kad, nu, kadangi jau kad pagaunam kažkokią temą, ar ne, nu, tai va, ta tema, jinai po to duoda tam tikrą toną. Tai va, iš tikrųjų, tas va, laikas, žmonės, aš manau, kad pas mus buvo ne tik, va, sakykime, Aurelija, kur va, Jolanta pastebėjau ir norėjau, kad jinai būtų, kaip sakyti, ar ne, kad su ja galėtume bendradarbiauti. Gal tiesiog kitaip pasakysiu, ar ne, kad va, buvo noras su žmogumi bendradarbiauti. Ar ne, būti kažkokiam artimesniam kontaktą, turėti bendradarbiavimą, ten va, bus komandai, nebus čia galbūt toksai labai, nu, kaip sakyti, ne visada galbūt įgyvendinamas tikslas, ar ne, bet va, būna tikslų, kurie tu supranti, kad su tuo žmogum tu galbūt nesi susijęs, bet tau tiesiog norisi su juo bendradarbiauti. Tai va, mūsų istorija, sakykime, su mūsų sponsorium, ar ne, su Borisu Akštatu, jinai yra va, analogiška. Jinai yra analogiška. Tai yra visiška analogija, nes mes, Borė, mes taip kaip sakyti, leidžiam savo vadinti, ar ne, Borė, tiesiog Borė, bet tai mes pamatėm, aš dabar bijau pasakyti, 12 gal metai galėjo būti. Nu, kažkada. Rygoje, ta prasme, mes buvom kitoj kompanijos, tai buvo kitoj linijoje, ta prasme, mes buvo atvažiavęs pas mus į renginį kaip svečias kviestinis, ta prasme, nu, ne pas mus, bet ta prasme, nu, į renginį, kurį mes dalyvavom, mes buvo atvažiavęs kaip kviestinis pranešėjas. Tada buvo, nu, dar ganėtinai, kaip sakyti, ir dabar jisai jaunas, bet tada buvo dar jaunesnis. Kalbėjau labai neaiškiai, ta prasme, ten buvo toks gan bjaurus garsas, ta prasme, ten jau nelabai ėjau suprasti. Nu, bet buvo labai charizmatiškas, sakykime, nu, buvo tikrai charizmatiškas žmogus ir mums nuo to momento, mes tada, aišku, ten dar kažkaip tai bijojom ir prieiti, nes toj kompanijai, kur mes buvom, buvo labai ten tą laikomą, tai jau labai griežtai hierarchijos, ta prasme, ten turėjai laikytis, tu ten kaip ir negalėjai taip jau prišokti, pakratyti rankos, ar ne, bet mums kažkaip tada jau užsidegi, kad būtų labai faina su tokiu žmogum bendradarbiauti. Na, po to gyvenimas pradėjo rutuliotis ir kurie čia buvo metai, pandemija turbūt kaip prasidėjo, prieš pandemiją, gal kokiais 17, aš kada ten buvo tas, ten buvo, kaip sakyti, mūsų sponsorinė linija, kartu su Borisu sukūrė tam tikrą bendrą projektą ir mes kartu jau pradėjom kažkiek taip daugiau bendrauti, neturėjom kažkokius bendrus renginius, buvo online susitikimai, po to buvo atvažiavęs į renginį Vilniuje. Tai Vilniuje jau aš turiu nuotrauką, bet tokia, ten tiek, kaip ten yra gražiai Aurelijos nuotrauka, taip mano nuotrauka su Boriu yra baisiai šlykšti, kadangi fotkinta prieš kokį šviečiantį ledinį ekraną. Taip mes matomės tik tai siluetai juodi, ta prasme, nu, visiškai net veidų nesimato, bet faktas yra, kad nuotrauka yra. Bet tai buvo tada gal kokį 19 metai, turbūt aš 18 ar 19, po to buvo pandemija, mes dar kurį laiką dirbom online. Na ir bet ateina tie 23 metai ir mes pamatom, Jolanta pamatė Instagrame Borisą, kad jisai, kaip sakyti, kalba apie kitą kompaniją. Jisai buvo ikona toj kompanijoje. Turėjau vieną didžiausią struktūrų, sakykim, rytų, vadinkim, čia net galime, nu, sakykim, rytų Europoje.
Buvo viena didžiausių Borisovo struktūrų, pas jį ten gylyje jau buvo tikrai labai ten ryškios žvaigždės, labai ryškus lyderiai. Visumoj ten Komandoje, žmonių buvo ten komandoje dešimtimis apie tūkstančių. 30 tūkstančių žmonių buvo. Prasme, tai buvo tikrai, jau, sakykime, didelio rango, ar ne? Žmogus jau čia paimkim bet kurią kompaniją tinklinio marketingo, kai tavo struktūra perkopa 10 tūkstančių taškų, tai tu bet kuriuo atveju esi jau žmonių. Atsiprašau, žmonių, tu esi jau, kaip sakyti, didis vedlys, ar ne, nes surinkti, sakykime, grupę 10 tūkstančių žmonių, tai yra, tikrai toksai neeilinis, ar ne, darbas galbūt. Ir ta istorija irgi prasidėjo, bet lygiai taip pat iš esmės, ar ne, Jolanta pamatė, prasidėjo nuo smalsumo, ir aš šiuo atveju irgi visada labai palaikau tą mintį, kad žmonės turi būti smalsus. Nes turbūt žingeidus, smalsus, žingeidus, domėtis įvairiais dalykais, nes gyvenimas jis yra daug atviresnis, įdomesnis, nežinau, įvairiapusiškesnis. Jeigu mes tai suvokiam, pamatom ir pradedam tiesiog leisti savo būti smalsiam, domėtis, žiūrėti, matyti, tai vis atsiskleidžia labai daug įvairių šviesų spalvų, pamatom, kurių anksčiau nematėm. Ir tada Jolanta man pasakė, sakau, negali, kaip taip gali būti, nesąmonės, davai parašyk. Jinai parašė, ta prasme, kadangi mes jau šiaip kontaktą turėjom, ta prasme, jisai žinojo, kad mes tokie esam, kad esam Rimas su Jolanta. Kažkur tai ten. Bet ten mes ten jau kartu kaip ir kažkokiuose dalyvaudavo mokymus. Bet jo, taip, ganėtinai per atstumą, bet bent jau, ta prasme, šiuo atveju jau nebuvom visiškai nežinomi jam žmonės ir mes pas jį sąraše greičiausiai buvom kažkur labai toli, arba net nebuvom. Sakykime, aš manau... Nebuvom, Bolė sakė, nebuvo įrašyti. Dar minties galbūt nebuvo tuo metu. Bet. Ir Jolanta parašė, ir iš tikrųjų, aišku, pirmas tas pokalbis buvo toksai grinai apie bites, taip grubiai kalbant, buvo tiesiog įdomu, kas įvyko pas jį gyvenime, ta prasme, kadangi ir pas mus čia įvyko gyvenime permainos, mes išvažiavom į kitą šalį, jisai išvažiavo gyventi į kitą šalį. Bet tiesiog pokalbis buvo apie gyvenimiškas situacijas, tuo labiau, kad mes turbūt net ir nežinom, kad jis tada ir vedė, ta prasme, ir Rina atsirado, žmona jau jo gyvenime. Bet tiesiog pokalbis apie tokius dalykus, po to kažkaip turbūt, po kažkiek laiko, aš nežinau, buvo sekantis toks pokalbis, po to jau, kadangi smalsumas mus žudė, taip jau, kaip sakyti, smalsumas stipriai žudė, tai mums vis tiek tas klausimas buvo, o kodėl tu pasirinkai būtent piemą? Kas tai yra piemas, kodėl tu pasirinkai, ir tada jau buvo kalba apie produktą, kažkiek manau apie kompaniją, turbūt galbūt apie sponsorinę liniją, ar ne, bet kur šiandien dalinai tai irgi temą, manau, paliesim, ar ne, tai bet ir tas jau vėlgi vyko sekantis toks etapas, po to, realiai po to pokalbio, vadinkim, kada jau mes pakalbėjom, kad yra tokia kompanija kaip PM, yra toks produktas kaip Fitline, tai realiai iki tol, kol mes uždėjom parašą ant sutarties ir pradėjom tai daryti, tai praėjo mėnesis kaip minimum. Gal ne du, nes mes jeigu vasarį parašėm. Vasario 12 parašėm, balandžio 12 mes pasirašėm. Jo, bet tai čia kaip parašėm, bet sakykime, po pokalbio jau to buvo arčiau verslo, jo, praėjo 2 mėnesiai, nuo pokalbio, kuris jau buvo labiau arčiau verslo, tai praėjo tiek kaip minimum 1,5 mėnesio. Ir turbūt ir akcinas buvo kas. Aš labai džiaugiuosi, kas jau buvo Špairį ir iš tikrųjų, jame rangas jisai leidžia būti Špairį ir tu pamatai kompaniją ir pamatai visai kitaip tą, vadinkim, ar ne, suvoki, kas tai yra PM International, tai man irgi gyvenimas tokia davė šansą, puikų pabūti Špairį, yra tokia vadinamos Power Day, kada gali važiuoti žmonės, kurie tinkliniam versle turi, tam tikrą rangą ar uždirba ten, sakykime, grubiai kalbant, europiečiam ten yra reikalavimas, kad 2000 eurų plus minus būtų pajamos būtent iš tinklinės struktūros. Sakykime, ten kitom šalim yra truputį kiti reikalavimai, bet plus minus mes ten tilpom į tuos rėmus. Tuo metu, būdami kitoj kompanijoje, ir aš turėjau galimybę pabūti Špairėje, tai vadinam Power Day. Ta diena, jinai iš esmės buvo labai unikali daugeliu atžvilgių, nes aš buvau vienas, ta prasme, skrido Borisas, mes buvom su Borisu, ta prasme, kas jau šiaip dabar nelabai vyksta, kadangi žmonių atvažiuojančių Power Day yra jau ten atvažiuoja po 30 į Power Day, kaip jėmemo mokymus. Tai aš buvau vienas.
Buvo gido. Tai buvo gido su Buvo. mumis, mes buvom Tai muziejuje, yra mus gido, Europos plėtros vadovas, taip? nu, kas jau buvo renginiuose gido matė, tai vat, ir matysite ir toliau, taip, ar ne, kas būnat, vat, menedžerių mokymos, realiai gido gyvena visą laiką, tai vat, tai yra žmogus, kuris visumoje yra top 5, sakyčiau, tarp kompanijos vadovų. Jis šiaip nėra, kaip sakyti, nėra labai matomas, galbūt nėra pagal pareigas labai listinguojamas, nu, kaip sakykime, bet jis yra vienas iš idėjinių kompanijos tokių atramų. Prasme, tai yra labai artimas žmogus Rolfui Zorgui. Na, iš tikrųjų, jūs ten, bet žiūrėkit, jeigu būna kažkokio apdovanojimai, ten, vat, ir dabar buvo, ar ne kas buvo Gido Buchas, ta prasme. Nu, jis realiai, nu, tokiam verda labai artimam, sakykime, santykė su Rolfu Zorgu, bet jis galbūt neina į tas aukštas pareigas, bet jis turi savo darbą, kurį jisai daro, na, ir aš manau, kad mums labai pasisekė, kad kažkada gyvenime pas jį vyko įvykis ir jo žmona yra lietuvė, ar ne, bet Milda Smetonaitė, jinai yra, jos, sakykime, senelis buvo Lietuvos prezidento Smetonos brolis. Bet jinai yra labai kilmingo, kaip sakyto, mėlyno kraujo, ar ne, Milda. Kas matėt Mildą Buch renginį, kongresą? Tai irgi gyvenime tokie įdomus vyksta dalykai, ir ne, tai va, tai buvo gido, ir po to, kai mes turėjom tokį, kaip ir buvom, verslo prezentaciją, tai verslo dalį vedė gido, o produktą mums sujungė Zoomą ir mums produktą vedė Marina. Marina Lavriniuk, tai yra, sakykim, kaip čia gaunasi, ketvirtas, ar ne, sponsorius nuo mūsų. Tai yra, va, vėlgi žmonės, nuo kurių realiai prasidėjo, va, šitas visas judėjimas, kuriame mes dabar visi esame. Europietiškas tas judėjimas. Julija, dabar biskį vėliau, gerai? Ką tu pažadėjai? Eik Arijus laisvas, eik pas Arijų. Eik pas Arijų. Jis sakė, ar Arijus galės Kroatijoje eiti su jie į akvaparką. Su juo Arijus pasiruošęs. Tai va, tai irgi tai buvo visiškai unikali diena, visiškai unikali galimybė pamatyti tam tikrus žmonės ir gyvenimas jisai kažkaip duoda tą. Ir kai turbūt va čia yra labiausias suvokimas, kad kai tau duoda gyvenimas va tokios, sakykime, nežinau, šansus, įrodymus, patvirtinimus, nežinau, čia kaip laimėti loterijoje, ar ne, realiai. Ir jeigu tu to dar nematai, nu tai esi visiškai bukas, ta prasme, arba ten net nežinau, kaip čia pavadinti, reiktų save, kaip save reikėtų pavadinti, kokiu žodžiu, bet jeigu, kai gauni tokiame lygyje, ar ne, atsakymus į savo klausimus ir dar, sakykime, po to dvejoti, nu tai turi būti visiškas stuobrys, lietuviškas geras žodis yra, ar ne, turi būti visiškas stuobrys. Tai o aš dabar galiu vieną intarpą dėl to, kad aš kaip sakau, verslas jisai prasideda tada, kada aš priimu sprendimą, ne tada, kada pasirašau kontraktą. Atsiekit du momentus, ne? Aš pasirašiau sutartį vartoti produktą su nuolaida, viskas, aš vartoju su produktu, su sutartim tą produktą, taip? Bet ar aš esu versle? Ne, tikrai. Ta prasme, žmonės uždėdami ten tą parašą, ne, ir pirkdami su nuolaida produktą, jie dar nėra, versle. Tol, kol pa žmogų neteina tas sprendimas, kad aš tikrai rimtai, ne pusiau sėdom, ne pusiau gulom, ne pusiau žingsnių, pusiau ten, tu žinai, čia fitlainas toks yra, tarsi, ne pusiau, tarsi, aš esu va tame. Tai yra sprendimas, ketinimas, ir va tas sprendimas, ketinimas, tie 2 mėnesiai, to tokio, žinote, kaip sakau, kol tu, kaip sakau, su savim pasikalbi, kol tu ten, nežinau, kas tikite ženklais, ženklus pradedi matyti, čia irgi yra niuansas, ne? Tai vat, kai Rimas grįžo po Špairio, mes turėjom, aš šitą istoriją, man atrodo, gal Aurelija su Darium pasakojau, jums nepasakojau daugeliu tikrai, bet noriu pasakyti, kad stebėkite, ta prasme, aplinka jums visada diktuoja, ar jūs esate tinkamam kelyje. Ir kai Rimas grįžo, mes su šeima nuvažiavom į vieną iš uostų, čia Palma de Mallorca, taip, tai yra, Palma de Mallorca tai yra sostinė, o Mallorca yra sala, taip, bet Palma de Mallorca tai yra toks kaip bendras šitai salai, toks pavadinimas. Ir mes nuvažiavom į uostą ir jūs įsivaizduojate, ne, tai yra sala, daug uostų aplink, kiekvienam uoste daug jachtų ir daug laivų. Tiesiog, kur tu beeitum. Daug pliažų be abejo. Ir mes papietavom ir Rimas man pasakojo savo įspūdžius.
ką jisai matė, ką jisai patyrė, ką jisai jautė, žinai, ir aš sakau, ir kaip, koks tavo sprendimas. Jisai sako, žinai, sako, einam. O aš suprantat, kaip intuityvi ta būtybė, moteris, galvoju, tikrai. Ir aš tuo metu stoviu, va, aš pamenu netgi tą vietą, ten tokia, žinot, kai nuleidžia jachtas, nu, toks yra cementinis, betoninis toks nuleidėjas, ir va tų jachtų belekiek daug. Ir aš po 2 metų pirmą kartą, žiūrėdama į tas jachtas, atkreipiau dėmesį į tai, kas ant jų parašyta. Kiekviena jachta čia turi pavadinimą. Net tai registracijos numeris. Palauk, pavadinimą. Leis man papasakoti savo, gerai, versiją. Ačiū. Yra pavadinimas. Ten sirena, ten vėjas, ne, ta prasme, yra pavadinimas. Ir šalia yra registracijos numeris. Toj šaly, kur registruotas automobilis arba jachta, vandens priemonė, yra registracijos numeris. Jūs neįsivaizduojate, aš galvau, kad mane ten partrenks 3 žaibai ir 2 mašinos pravažiuos pro mane. Ta prasme, aš taip žiūriu į vieną, į kitą, į trečią, į 20. Ir galvoju, ta prasme. Žinot, kokie yra registracijos numeriai čia pas mus saloj? Tai buvo, man stogas tiesiog kilnojosi. PM ir numeris. Mūsų kompanijos pavadinimas yra PM International. PM ir numeris. Ir aš tada galvoju, Dieve, man reikėjo čia atsikelti į šitą salą, ta prasme, ne, dar vokišką salą, nes čia šiaip daug vokiečių ir visi galvoja, kad mes vokiečiai. Susipažinti su vokiečių kompanija ir dar ant tų jachtų pamatyti PM ir registracijos numeris. Ir aš žinot, ką pamačiau? Čia, žinot, galit nurašyti mane į Vasaros 5, bet tiesiog aš turiu pasakyti, nes aš taip mačiau. Aš mačiau tokią šviesą ir į šviesą einančią minę žmonių. Įsivaizduojate, ta prasme, man iki dabar čia šiaušiasi per visą galvą, ta prasme, aš tiesiog mačiau, kad yra ir žmonės. Ir bus žmonių, ta prasme. Ir kai mes balandžio 12 pasirašėm sutartį, per pirmas 2 savaitės prie mūsų prisijungė 16 žmonių. Ir mes padarėm 5800 taškų. Kai Guido Buch pasakė, kad yra žmonių, kurie pirmą pilną mėnesį daro International Marketing Managerį, kai Rimas man pasakė, mes sėdėm su Rimu ir galvojom, įdomu, ką jisai rūko? Kavutėse. Tarsi kosmosas. Mes atėjom su patirtim. Ta prasme, mes suprantam, kad versle, tinkliniam tuo labiau, nėra va taip, kad ten, žinai, va taip šauni. Ten yra sunkus darbas, toksai, žinai, kaip sakyti, ilgas procesas. Ir mes čia ateinam, ir tos pirmos 2 savaitės, tas 16 žmonių, mes pradėjom dalintis apie produktą su žmonėmis, dar net negavę produkto. Ar jūs pagaunat mintį? Ta prasme, ten pagreitis buvo, mes net nebuvom ragavę produkto. Mes tiesiog, tu buvai, jisai iš Pairį buvo ragavęs. Jisai dar gal kažką čia atsivežė, aš nepamenu, gal porą pakelių, ta prasme. Ir mes laukiam savo produkto, mes jau, kaip sakyti, kalbėjom su žmonėm, kaip kalbėjom. Pirmus 3,5 mėnesio mes neišėjom iš namų, kad kalbėti su žmonėm. Mes tai darėm online. Ir dar viena mintis jums. Daugelis galvoja, kad kadangi pas mus prieš tai buvo tinklinio marketingo patirtis, tai tie žmonės, kurie su mumis buvo, jie su, žinot, prastjortami objatimi, ten rusiškai yra tas toksai, tipo atvirom rankom krūtinė, sutiko mūsų šitą žinią ir atėjo pas mus kartu į kompaniją. Pyko, keikėsi, siuntė nahui, liūdėjo, atsiprašau, aš tiesiai šviesiai, sorry, atsiprašau už keiksmažodį. Laikys etikos. Gerai, etikos, atsiprašau, laikysiuos etikos. Visko buvo. Ir va tie pirmi 16, tai buvo tie žmonės, kurie realiai, su kuriais mes turėjom tam tikrą santykį ir ten yra įdomių istorijų yra. Ten iš viso, kai pradėjom, jeigu pradėtume narplį, ten yra tokių istorijų, kur žmonės 10 metų galvojo, kaip su mumis dirbti. Įsivaizduojate, kitokio lygio. Tarsi. O ką aš rašiau, ką Rimas rašė? Mes rašėm, kad susipažinom su fainu, unikaliu produktu,
kur matom, kad rezultatai iš vis kažkokie tokie, wow, nusprendėm pabandyti ir tiesiog galvom, gal tau irgi įdomu. Ar tu norėtum? Rimas rašė, kai kam sako, vat yra verslas, ane, yra galimybė užsidirbti, gal tau įdomu, pasikalbam. Tarsi, nu, mes tiesiog ėjom ir realiai pompinom, ėjom į žmonės ir rašėm žmonėm. Mes nelaukiam, kol pas mus ateis. Tuo labiau aš jums pasakysiu, kad pirmus 10 mėnesių mes apskritai, ten, nu, pusę metų, taip grubiai, ne, mes iš vis neėjom į socialinę erdvę. Dėl tam tikrų priežasčių, ta prasme, nu, tai yra finansiniai dalykai, ne, nes tu tiesiog, nu, mes supratom, kad jeigu mes tai darysim, mes tiesiog tuo metu šaltinio pajamų neteksime kaip šeima, o mums reikia maitinti vaikus. Tai pirmus 10 mėnesių iš vis nebuvo jokios agitacijos socialinėje erdvėje, įsivaizduokit. O per 10 mėnesių mes padarėm, per 12 mėnesių mes padarėm prezidentim. Prezidentim tai yra su komanda 100 000 eurų mėnesio apyvarta per pirmus 12 mėnesių. Na, kaip galys nesižavėti, kai tokį pavyzdį rodo, kai tokį tiltą tiesia? Ta prasme, ten tiesiog, vat, iš jūsų, kaip sakau, tas, žinot, vat, paklauskit mūsų, ar mes abejojam produkto, absoliučiai, ta prasme, Rimas iš vis sako, jeigu tu toks protingas, tai kodėl tu toks biednas? Kodėl tu ten knisiesi toj sudėti? Ten 400 mokslo medicinos atstovų jau, kaip sakyt, padarė darbą, o tu čia ateini toks profesorius, ane, tai, tarsi, tai ko nekuri savo produktą, kur savo produktą, jeigu tu toks profesorius? Rimas iš vis nesitsackina, priejo, per vieną susitikimą priejo, sako, aišku, nežinot, iš kur tie burokai aktyvaizė? Sako, nenori negerk. Ir apsisuko ant kulno ir nuėjo, ta prasme, nu, kai kuriems žmonėms, žinot, jūs sakysit, kad žolė žalia, jis vis tiek sakys, kad mėlyna. Tai kam su jais ten terliotis ir, sakykime, eikvoti savo energiją? Tausokite energiją. Pirmuoju etapu, kol kyla lėktuvas, žinote, kiek jisai kuro sunaudoja? Vat kilimo fazėje. Jisai sunaudoja be galo daug kuro. Kai jūs pradedat kažką naujo, jokių būdų, niekam neįrodinėti. Su nieko nekonfliktuoti, niekam nebandyti įkišti per prievartą, ta prasme, apskritai nesiteisinti ir taip toliau. Vienintelis dalykas, ką jūs galite daryti, tai masinis veiksmas. Masinis veiksmas. Masinis veiksmas, tai reiškia, aš spridinu tiek informaciją, kad iš to, kas mane išgirs, kažkas ateis ir sakys, okei, kas ten, duok pabandyti, ne? Viskas. Tik tai tiek, nes jums ant to energijos irgi reikės, patikėkit. Va dabar kas galvojat, o, tai kaip faina, bet pasaulėlė tenai 300 sudarėm, pas jūs ten daugiau negu 300 žmonių, kaip faina ir taip toliau. Patikėkite, tam, kad su jais dirbti, reikalingas energinis resursas. O jeigu jūs ten su kažkuo koliositės arba bandysite įrodinėti, jūs neturėsite jėgų ant tų žmonių. Ir žinau, kaip jūs galėsite eiti ten daryti. Tai pirmas dalykas, mes tiesiog ką darėm? Skleidėm informaciją. Buvo, kas rašė taip, kas linkėjo mums sėkmės, kas sako, kas čia yra ir taip, nu visko buvo, ne? Ir mes tiesiog tuo metu gavom labai unikalią formulę. Jeigu jūs norite greitai padaryti rezultatą, tai yra per pirmus metus, vat, nuo sprendimo priėmimo. Gerai, bet sutarėm, kad tai yra nuo sprendimo priėmimo, kada aš priėmu tvirtą sprendimą ketinimą. Per pirmus metus nuo sprendimo priėmimo padaryti prezidentim, čia tokiems jau žinot, nu kaip sakyti, nesilpna nervus turintiems žmonėms, ne? Tai va. Tai ką reikia padaryti? Ką reikia padaryti? Mes tą patarimą gavom iš Varlamo Grigoriano, tai yra mūsų sponsorinės linijos jau antras, ne? Vat Borisas yra mūsų pirmasis sponsorius, taip, kaip, vat, sakykime, Gintarės yra Aurelės sudarima, ne? Tavo yra Aurelės sudarima, ne? Vilma irgi tiesioginis, Diana irgi tiesioginis, Daiva tiesioginis, Rasa. Ramutė jau. Vytautė nebetiesioginis, jau anūkai čia jau yra. Jau eina ten sekantis, ne? Tai yra pirmas žmogus, antras žmogus, trečias, tai yra tas, kas yra sponsorinė linija. Tai Varlamas Grigorianas yra mūsų antrasis sponsorius, tai yra didžiulis pavyzdys man apskritai su jo tokia, žinot, kaip sakyti, energija, užsispyrimu, protiniu, tuo matymu ir taip toliau. Tai yra žmogus, kuris per 3 metus pasiekė Silver čempionų lygą su 5 milijonais eurų apyvarta per mėnesį.
Jūs galit savo sutalpinti tokį dalyką? Piniginiai, Silvija, gold. Gold? Atsiprašau, gold? Aš kartais painioju ten tos, žinot, ten tokie lygiai, kad ten kartais tiesiog netelpa galvoj. 5 milijonai eurų mėnesio apyvarta. Jisai pasirašė sutartį 22 metų spalį. Vat sprogimas vyksta, va taip, vat galvoju, ta prasme, vat atrodo, ne? Tai kai jisai šneka, kai jis, vat pirmi mėnesiai buvo, tarsi tu tiesiog žiūri į burną ir bandai suprasti ir perimti tą, vat ką jisai kalba. Tai jo buvo pirmas mums patarimas. Aš esu toksai buhalteris logikas. Nu, man ten reikia skaičiukai pasiknysti, kas čia nuo ko ir taip toliau. Ir aš pradėjau, sakau, o klausyk, man ten neaišku, ten 3 procentai nuo to, čia 5, tu man gali paaiškinti, man Borė iš vis pasakė tokį dalyką. Sako, klausyk, su laiku suprasi, dabar skirk savo energiją kalbėti žmonėms. Viskas, sako, ką tu gali geriausio padaryti, tol kol kyla lėktuvas, sako, skirk dėmesį tik tai kalbėjimui žmonėms. Po 3-4 mėnesių dašils, nudaís tavo tą informaciją apie marketingą. Ten nėra, nes tie profesoriai, protinguoliai, ne, jie ką bando viską išsiaiškinti. Kai viską išsiaiškina, tai pasirodo taip sudėtinga, kad net daryti jėgų nėra. Suprantat, tai kam ten aiškintis? Tarsi, tu žinai, produktas patinka, jisai duoda žmonėms naudą, duoda viskas, tai noriu, darau ir gaunu rezultatą. Tai Varlamas ką pasakė? Jisai pasakė taip, kad per pirmus 2-3 mėnesius po jūsų sprendimo priėmimo, jūsų pirmoji linijoje turi būti 40-50 žmonių registruotų. Jau pas kažką Kieta, ne? ne? Jūs įsivaizduojat? Kieta, ne? Mes ten galvojom, kažkaip tai daug liktų mane, kaip čia juos iš viso rasti ir taip toliau. Ir jisai pasakė, sako, nes labai dažnai žmonės žiūri tolimiau, ne, va ten toli, va norėčiau tą, ne, o va čia va nežiūri. Tai koncentruotis į šiandien. Į šiandien, šį mėnesį, šią savaitę, ne, va šiandien 2 mėnesiai, tarsi, ką aš galiu padaryti geriausiai, maksimaliausiai tam, kad pasiekčiau, nes kai mums pasakė, kad yra žmonių, kurie per metus daro prezidentim, aš taip galvoju, čia iš kokių fantastinių ten serialų, ta prasme, 100 000. Nu, man tai buvo, tiesiog, bet esmė kokia, išgirskit, mėlyje. Mes tiesiog priėmėm tą žaidimo taisyklės. Varlamas sako, žiūrėkit, norit prezidentim per metus? Pirminis jūsų darbas, tai yra kasdieną kalbėti su žmonėm, ane? Ir per 2-3 mėnesius, kad jūsų pirmoji linijoje būtų 40-50 žmonių. Viskas. Ne prie vieno nestovėti, nelaukti ir taip toliau, nes kiekvienas laukimas, jisai, žinot, mes kartais pasakom ir laukiam, kada jisai priims sprendimą. Vietoj to, kad dar padaryti galbūt keletą kvietimų arba keletą žinučių išsiųsti. Mes, jinai sakė, kad pirmąjį tikrai registruosis. Ir sėdim ir laukiam. O pas ją pirmadienį, mašina sugedo, žinai, sorry, Diana, registruosiu kitą mėnesį, ne? Tarsi, taip, ne? O ką tai rodo? Tai jūs laukiate, tas laukia, anas laukia, tarsi, ir kas? Visi laukia. Nieko nelaukit, absoliučiai, ta prasme. Kiekvienas laikas, tarsi, intervalas, nežinau, valanda, savaitė, mėnesis, jis yra labai svarbus. Ypatingai tiems, kurie norite lietuviškoje terpėje, lietuviškoje rinkoje kažką daryti, čia yra vienas niuansas. Ačiū Dievui, kad kompanijoje mes turim vieną ID, ant viso pasaulio. Va čia, žinokit, labai geras dalykas. Nes Lietuvoje tik 2,5 milijono žmonių. Iš principo. Kaip ir daug, bet kartu ir labai nedaug. Dėl didelesnių skaičių sutalpinimo savo. Tam, kad būtų prezidentų, užtenka 1000. Tam, kad būtų prezidentų, užtenka 1000 jūsų komandų žmonių. Tam, kad būtų stabiliai. Prezidentų, kuris gauna, sakykime, nuo 8 iki 10, kai kurie prezidentai gauna 12. Tarsi priklausomai nuo to, kokia pas jūs yra organizacija. 1000 žmonių. Aš, žinot, mėgstu juokauti, ne kinų tautos. 1000 žmonių, ne? 1/6 Kalvarijos. Juokais, ne? 1/6 mūsų kaimo. Mūsų kaime irgi 6000 gyventojų. Tai va.
Ir tada, kas atsitinka, dabar žiūrėkit, yra kokia statistika. Ir jeigu jūs žinote, jums dėl to neskauda ir jūs esate ramesni ir gyvenate ramiau. 30% iš tų žmonių, jie pabandys vieną kartą produktą ir daugiau niekada prie jo negrįž. Čia registruoti partneriai, statistika tokia, ne? Tiesiog ką daryti? Žinai, man kartais sako, ką daryti su jais? Susitaikyti. Tiesiog tai yra realybė. Tai yra realybė, viskas. Tarsi, jūs kažkur nuėjot papietauti ir daugiau gyvenime niekada ten nenueisite. Ar sėdi tas kavinės savininkas, Vilma neateis daugiau pas mane valgyti, ta prasme, uždarysiu kavinę. Ne. Pagaunat mintį, ta prasme, tiesiog tai yra realybė. Vat, kai Varlamas mums pasakė, aš taip iš pradžių dar, žinai, kažkoks protestus galvoju, taigi produktas geras, tai ką, tai kaip čia taip, ta prasme, ne, tiesiog 30 procentų, mėlyjeji. Tai 10 iškart ką padarom? Ne? 30 procentų tai bus tie žmonės, kuriems patiks produktas, kurie vartos jį pavasarį, rudenį, norėdami pastiprinti savo organizmą, kurie turės pinigų pirks, neturės pinigų nepirks, kai kurie jų bus labai sąmoningai ir pirks reguliariai, sakykime, ne, tai yra tokie, tas 30 dar, ne? Ir tas kitas 30 tai yra tie žmonės, kur jūs dabar esate tas 30 procentų. Tiesiog tokia statistika. Ir žinote, viena paslaptis, kuri leido mums daeiti ten, kur mes dabar esame. Ne? Nes, kad jūs suprastumėte, pernai metais, per 25 metus, mes su komanda, visa komanda, jumis irgi, nes jūs jau pernai metais buvote mūsų komandos dalis, mes padarėm 3 190 000 eurų apyvartą per metus. Įsivaizduojat, ta prasme? Jeigu man būtų pasakę, kad pirmą mėnesį ten, kad tai bus, aš sakyčiau, ta prasme, jiems nesibėga, kas su jais darosi. Tarsi aš nebūčiau patikėjęs. Mums prireikia surimų kartais momentuose, žinot, išnypt. Aš žiūriu į tą, kas ten vyksta ir aš galvoju, ta prasme, kaip, kur, kas. Bet tai yra tik tai dėka to, kad taip, mes patikėjom produktų, mes tikim, kad tinklinis marketingas. Ir žinot, vienas toks dar momentas. Kartais būna žmonės nusivelia tinkliniu marketingu, ne, dėl to, kad jiems kažkas nesigavo, ta prasme, neišėjo taip, kaip jie nori, jiems žadėjo čia kažkokius kalnus aukso, ne, jie negavo ir panašiai. Ir žinote, mes buvom tokiam įdomiam ribiniam, tarsi mes matėm žmonės, kurie gyvena iš to, bet ten, kur mes buvom, mes jau negalėjom to padaryti. Tiesiog, žinai, kai tu jau supranti, kad tu jau galvą daužai į lubas, tarsi ten nieko nepramuši tu jų. Ir kai atėjo PM-as, ta prasme, mes iš naujo patikėjom ir pas mus atsirado viltis, kad tinklinis marketingas, taip kaip jisai buvo sukurtas su ta pozicija, kad kiekvienas gali ateiti čia, pagerinti savo finansinį gerbuvį, taip, kažkam gal 200 eurų reikia ten sumokėti už elektrą, ne, kad jam būtų lengviau, ne iš atlyginimo. Kažkam gal 2000, kažkam dar daugiau, ne, kažkas tai iš viso eina ten į kosmosą. Pas Varlamą dabar čekis ne mažiau kaip 100 000 eurų kas mėnesį. Jūs įsivaizduojat, tai gali tinklinis marketingas daryti, tai gali daryti šitą kompaniją. Nes tai yra viena sparčiausiai dabar augančių kompanijų apskritai tinklinio marketingo horizonte. Nėra kitos taip greitai augančios tarptautinėse rinkose. 6 metai iš eilės Bravo apdovanojimas. Tai yra, kaip žinot, kaip gauti kažkokį, nežinau, kinuose, kas ten būna, koks. Grammy, ne, Grammy muzika gal. Oskaras, Vilma. Tai auksinį gaublį, įsivaizduokit. Kompanija 6 metus iš eilės gauna auksinį gaublį už greičiausią ir didžiausią augimą tarptautinėse rinkose. Ir kai man dar žmogus sako, žinai, dar vienas momentas, čia pasakysiu, žmonės labai dažnai prašo, kad pas juos ateitų kažkokia išeitis, arba galimybė, bet kai ją gauna, jie dažnai būna linkę netgi jos atsisakyti. Pagaunat mintį, ką aš sakau? Žmogus, pavyzdžiui, sėdi ir galvoja, kaip būtų gerai
vat, papildomą kokį darbą, ne, kad čia 500 eurų, nes reikia, vat, nu, šeimai neužtenka, ne, ir tu ateini pas jį su pasiūlymu, oi, ne, žinok, vat, ne taip, ne tokio aš čia norėjau ir taip toliau. Ir žmogus labai dažnai galimybių atsisako. Jisai sako daugiau ne, iš baimės, dar iš kažko tai, negu daugiau taip, ne? Ir žinot, aš turiu labai tokį prietarą didžiulį, kad visata vėliau ar anksčiau išjungs jums pasiūlymus. Nu, jeigu jūs pastoviai, žinai, atfutbolinat, tiesiog jinai išjungs, jinai daugiau jums nesiūlys. Galvos, va šitam, tai iš viso, be properšų. Tu jam ką besiūsk? Čia žinot, kaip su tuo anekdotu, kai žmogus kesta, ne, ir sako, nu, Dieve, tu man padėk, o ten valtis plaukia, ne, ir sako, tai gal tu, ne, aš Dievo laukiu, kad Dievas mane išgelbėtų, ne, ir vis praleidžia, tarsi taip ir žmonės daro, įsivaizduokit, ir po to viskas, ir po to, nu, nuskendi savo toj gyvenimo realybėje, ne. Tai va, tai aš tikiu tuo, kad realiai, jeigu pas jūs atėjo šitą galimybę, vadinasi, čia Darius gali geriau pasakyti, vadinasi, jūsų kode yra įrašytas šitas verslas. Jeigu jau atėjo, ta prasme, tiesiog yra. Aš galiu pasakyti dar ir kitą dalyką, yra toksai geras filmas Yes Man, vadinasi, su Keriu. Čia jau turbūt Ir aš pasimatė. komandai siūliau pažiūrėti šitą, labai rekomendavau pažiūrėti, nes mes esame iš prigimties tokie, nu, mūsų, kaip sakyti, sulaužota, sakykime, tam tikrų žmonės vaikystė, mokykla, ten visi tie dalykai, žinai, kurie iš principo, nu, smugdo tą mūsų pasitikėjimą savimi ir mes esam įpratę sakyti tiem dalykam, didžiai daliai dalykų sakyti ne. Tai va, tas filmas labai gerai parodo, kai žmogus pradeda sakyti taip, netgi tokiem dalykam, kuriem, nu, nelabai jisai nori. Nu, kaip pavyzdys, tas pats tinklinis marketingas, ne, nu, čia yra iš principo toks gan sudėtingas dalykas pradžioj, ne, nes tu turi iš tikrųjų įdėti labai daug energijos į tą visą dalyką. Tam, kad paskui tu galėtumai daryti, nu, turėti rezultatą. Aš kaip sakau, šiandien mes turime padaryti tai, ko kiti nenori, tam, kad mes rytoj galėtumėm daryti tai, ko kiti negali. Tai yra labai labai svarbus momentas. Ta momentą aš esu jau senai įsidėjęs savo galvą. Ir kitą kartą tikrai nesinori kažkokių dalykų daryti, bet aš žinau, kad aš jeigu šiandieną padarysiu tai, ko kiti nenori, aš rytoj galėsiu daryti tai, ko kiti negali. Labai teisingai. Ir dabar žiūrėkit, dar vienas toksai momentas labai svarbus. Kadangi jūs turit mentorystės, aš taip galvoju, kad turit su savo vedliais, vienas labai svarbus momentas, kuris man pačiai labai padėjo, ir aš galvoju, kad ir Rimas su tuo sutiks, aš esu linkusi dažniau kalbėti apie tai, kaip pavyzdys, su kažko pakalbėjau ir man žmogus pasakė taip ir užsiregistravo. Arba, aš jums sakiau, 2 savaitės, ne, 16 žmonių pasirašė. Ašgi nesakiau, kiek nepasirašė. 16 pasirašė, ne? Per pirmus 3 mėnesius mes padarėm vice prezidentą, ta prasme. Žiūrėkit, kur jūsų dėmesys, kur jūsų fokusas, ten jūsų energija, tą jūs dauginat. Ir kai kalbat su rėmėju, ai, va, žinai, vat, šitas pasakė, ne, šitas pasakė, ne, ar ten dar kažkas, nedauginkit. Kam jūs dauginat? Jau ten ir taip, kaip sakau, pridauginat savo mintims, ne? Pasakykit, žinai, va šitas man davė viltį, kad jam visai įdomu. Visata. O va šitas nori ateiti į prezentaciją ir nori paragauti. O va šitam aš nusiunčiau, žinai, dabar laukiu atsakymo, kas bus. Tarsi, fokusas ir dėmesys, tai yra tai, kas daugina jūsų, va, apskritai visą va, tą rezultatą. Ir ten, kur žiūrite, ir dabar žiūrėkit, 30% po 1 mėnesio autas, 30% per viduriuką, 30% tie, kurie kažko tai nori. Į kur dėmesys? Į šitą 30%? Taip. Taip, viskas. Va, jūs dėmesys. Vat jūs visi pasiemat maksimum iš šitų 2 nuostabių žmonių dėmesį. O, keliat ranką, trukdot, nežinau, skambinat, rašot ir klausėt. Žinai, abejoju dėl to, vat nežinau tas, okei, žiūrėk, vat man žmogus pasakė, taip noriu pabandyti, kaip čia man ką čia dabar daryti, nesu jo. Tarsi, tiesiog einate ir grinai rodot, vat, nu, tą savo aktyvumą, nes aš kaip sakau, pas juos yra daugiau negu 300 taip žmonių ir patikėkite, jų 2 neužteks ant tų 300 žmonių. O dar kai bus 1000, o kai bus 2000,
O kai bus 10 000, įsivaizduokit, ta prasme, kaip man išskaidyti tą dėmesį. Vienintelis niuansas tai yra tas, kuris iš minios kelia ranką. Jau čia nuėjai susireikšminimą. Taip, prašau, gerai. Tęskite. Patiko, 1000 komandoje, mums Rimai patiko, žinok. Ne, ta prasme, mes kažkodėl galvom, kad mes visą tą 1000 turim vesti. Ta prasme, mes čia ką, kolchozų pirmininkai. Tinklinis marketingas, ta prasme, žinau, čia Jolanta sakė trupučiuką, tai aš kaip suprantu, aš dar turiu 3 Čia minutės. beveik pirma linija. Turiu 3 minutės, ta prasme, įsiterpti dar prie to trupučiuko. Komanda turi Pabaigai. sakyti, Bet aš norėčiau, ta prasme, galbūt sudėti keletą tų tokių akcentų, kuriuos aš matau. Tai vienas iš tų akcentų tai yra, mes, sakykime, ar leidžiam savo vartoti produktą. Ta prasme, mes atrodo, bet dabar nuėjom į tokias labai aukštumas, ten 10 000 žmonių, bet vienas labai toksai žemiškas lygis, ar iš tikrųjų, ar aš leidžiu savo vartoti produktą. Bet jeigu aš leidžiu savo vartoti produktą kiekvieną mėnesį, netaupau ant produkto, ta prasme, aš suvokiu, kad tai yra mano sveikatos dalis, galbūt pagrindas, sakykime, aš manau, kad pagrindas, bet okei, ta prasme, tai yra ginčytina tokia, sakykime, net tema, kad, sakykime, bet okei, ten žmonės tik, kad jie maistu gali, viskas okei, tai yra mano sveikatos dalis. Labai svarbi, ar ne, ir aš sau leidžiu tą daryti, ar neleidžiu, ir aš jeigu sau leidžiu tą daryti, ir pasitikiu produktu, tai jau yra labai svarbus žingsnis. Pažiūrėkit, jeigu tie žmonės, kurie ateina, mums pavyks ištransliuoti tą žinutę dėl leidimo savo vartoti produktą ar juo pasitikėti, tai tas atkritimas bus žymiai mažesnis. Tiesiog, ta prasme, mes to dar kažkaip, kaip kol kas, negebam tai ištransliuoti taip įtikinamai, kad žmogus suvoktų, kad tai yra tiesiog jo gyvenimo dalis. Bet padarysim tą žingsnį, daug kas supaprastėja. Kaip šiuo atveju dėl produktų visiškai neturiu jokių klausimų, abejonių, minčių, kad tie žmonės, kurie jį kuria, jie tikrai atsako į visus klausimus. Ir jeigu jie dar kažko nežino, tai jie bet kuriuo atveju žino ten 10 milijonų kartų daugiau negu žinau aš. Ta prasme, apie produktus, apie technologijas, apie žaliavas, apie kaip žaliavą paversti produktu. Mes realiai turėtume sėsti, kaip sakyti, į mokinio suolą, ar ne, ir dar mokytis 10 metų, kad pasiekti ten laboratorijos jų darbuotojų lygį, kad suvokti, ką daryti ir kas vyksta toje laboratorijoje ir kaip gimsta produktas. Bet iš tikrųjų man labai patiko, Sadhguru, man atrodo, ar ne, kur aš sakau, tas buvo vienas toks labai posakis, jis gilus, bet aš manau, jis labai gerai atveria tam tikras, kaip sakyti, akis žiūrint į priekį. Kad sakė, žinojimas visumoje, žinios, kurias mes galim pasiekti, sakykime, gyvenimą, ten užima, nežinau, trilijonąją dalį informacijos, kurios visumoje yra, sakykime, visatoje. Ir jeigu mes save pririšam prie žinių, tai mes save pririšam prie tos labai mažytės niekinės dalies informacijos, kurios yra. Ir jeigu mes sakom, aš žinau, aš tą prasme, bet laikau save, kad aš viską žinau, tai aš reiškia, esu toj mažytė žinojimo daly. Reikia, aš nebijau pasakyti, kad aš kažko nežinau, ta prasme. Bet jeigu aš save asocijuoju su tuo, kad aš nežinau, tai aš save asocijuoju su tą nepriepiamą galybę, kuri neegzistuoja. Man tai labai taip pakeitė suvokimą į daugelį dalykų, kad nereikia bijot pasakyti, kad aš kažko nežinau, ta prasme, aš mokausi, aš toliau einu į žinias, aš tą prasme patirtis, bet faktas, kad aš tai, ką žinau, yra niekingai mažai ir tai net nėra labai svarbu. Tai netgi žiūrint į produktų pusę, aš irgi tą sakau kiekvienam, aš nežinau, kaip jie gamina, bet aš tikiu, kad tie žmonės, kurie tai daro, jie žino, ką daro, ta prasme. Ir man niekada nepasiekti tų žinių lygio, kad aš galėčiau komentuoti produktų ten sudėtis, technologijas, dar. Tai čia produktas, ar ne? Tai pirmas etapas, nuėjom, vartojam, ar ne? Duplikuojam, viskas duplikuojasi, kas yra paprasta. Tame tarpe ir lyderystė. Sakykime, šiuo atveju aš labai žaviuosi Darium ir Aurelija, bet įsivaizduokite tą, ką Jolanta sako, oi, kas bus, kai bus 1000 žmonių, jūs nebūsite nei Darium, nei Aurelija, nei vienas iš jūsų, kuriuos čia esat. Bet Nomeda bus unikali Nomeda, nežinau, bet kas čia yra ten. Gintarė, Rasa, Diana. Diana bus unikali Diana, Gintarė bus unikali Diana, ta prasme, bet ten Justina bus unikali Justina, bet jūs visi būsit unikalūs atskirai kiekvienas. Ir aš, pavyzdžiui, mane žavi ta mintis, mane žavi ta mintis, kad šiame versle, būtent tinklinė marketinge, tai yra unikalių žmonių grupė, kurie gali gyventi kartu, kurie gali realizuoti savo idėjas, kurie
viens iš kito turi visada ko pasimokyti, ar ne, ir viens iš kito išgirsti. Ir šiuo atveju, kaip sakau, aš vėlgi visiškai kaip sakyti, nebijau pasakyti, kad aš mokausi ne tik iš savo aukštesnių sponsorių, aš mokausi iš visų žmonių, kurie ateina į mano gyvenimą. Na, bet jau nekalbant apie Darių Aureliją, kurio čia atskira, sakykime, ar ne, komedijos dalis, bet, sakykime, Nomeda, ar ne, tikrai turiu unikalių žinių, kurių neturiu aš ir aš tikrai žinau, kad iš jos galiu išmokti. Prasme, ar ne, ten, bet, Diana turi savo unikalių žinių, ar ne. Ir mes visada tai darom, ir tas yra labai faina, ir mane tas labai žavi, bet verslas jisai bus fainas tada, kai mes suvoksime, kad, nu, bet tai jisai kaip ir priklauso nuo mūsų, bet iš kitos pusės jisai ir nepriklauso nuo mūsų. Ar ne? Mes nesam vienas kito nuosavybė, mes esam laisvų žmonių, laisvai mąstančių žmonių bendruomenė, kuri kiekviena realizuoja savo tikslą. Na, ir dėka tos savo laisvos realizacijos mes galim pasiekti labai daug. Ir aš šiuo atveju kaip žmogus, kurio, ar ne, čia biskį prisidėsiu medalių, ar nesakim, kad prisidėjau prie to, kad jūs visi būtumėte čia, bet iš kitos pusės aš matau kiekvieną einantį savo individualiu keliu. Ir šiuo atveju, sakykim, Dariaus tai, ką daro, ar ne, ta visa mentorystė ir lyderystė, ir jinai irgi padeda ugdyti tą individualumą, kuris netrukdo vienas kitam. Ar ne, bet mes labai kažkaip irgi tą padarom tokį, kad jeigu individualus, tai jisai negali bendrauti su kitu, nes, kažkaip ar negaunasi, kad tik vieno mano tiesa. Ne, ta prasme, mūsų ta tiesa visų kiekviena, bet jinai kartu ir bendra, ir jinai neprieštarauja vienas kitam. Tai grupiai bus faina tada, kai kiekvienas gebės realizuoti save taip, kaip jisai mato. O kas liečia techninės žinias, sakykime, techninius patarimus, tai čia yra visai kita kalba, sakykime, taip. Aš manau, kad šiai dienai Darius Aurelija yra viena iš aktyviausiai augančių, arba net, manau, aktyviausiai augančių grupių Lietuvoje. Ir iš tikrųjų turit, kaip sakau, ar ne, lyderius, iš kurių tikrai galima išmokti masę gerų dalykų. Tai nebijokit imti tą žinias, jas realizuoti ir auginti save kaip lyderį. Ne kaip Aurelija, sakykime, ir ne kaip Darių, bet kaip save. O dar buvo kalba apie sponsorinę liniją, neturėjom kažkaip paliesti. Tai kuo aš labai dar džiaugiuosi. Esam irgi, jeigu reikia mūsų. Kuo dar aš labai džiaugiuosi, kad jie yra kaip pora versle. Tai yra vienas iš tų dalykų, kurie aš visada propaguoju, kad, jeigu esate pora, tai, atraskite būdą, kaip tas santykis poroje būtų versle taipogi. Nes tai labai sustiprina santykius tarpusavy. Aišku, yra daug iššūkių, reikia daug dalykų išmokti. Bet tai labai sustiprina poziciją versle, kai tai yra dviese, du žmonės, ar ne, yra šeima. Bet aš labai džiaugiuosi, kad yra būtent kaip šeima, ir aš šiuo atveju irgi manau, kad tai yra labai stipri pusė, kaip kažkada sakė vienuose mokymuose, kad 1+1, jeigu tai yra geras santykis, tai yra ne 2, tai yra 11. Tai jūsų sponsoriai, Darius Aurelija, pas juos konkrečiai tas 1+1 tai yra 11. Ir tai yra unikalis, šiuo atveju pora, unikali šeima, iš kurios jūs galite išmokti daugybę dalykų. Tai ir visa sponsorinė linija, taipogi, šiuo atveju mes visumoje esam tam tikroj unikalioj terpėje. Kas liečia Borisą, tai yra žmogus, kuris pagus save vedė sakykime, ir dabar jau veda ten tūkstančių žmonių. Mes turim Varlamą su Nina, kurie yra šiai dienai greičiausiai auganti verslo struktūra, ne tik Europoje, bet visame pasaulyje. Mes turim Mariną su Viktoru Lavriniu, kur vėlgi tai yra tam tikra visiškai kita gyvenimiška filosofija, su visiškai labai giliu tokiu suvokimais ir labai daug duodanti tokios, kaip sakyti, emocinio peno, ėjimui toliau. Ir aš tikrai tikiu, kad jūs kiekvienas turėsit galimybę susipažinti artimiau su bet kuriuo iš tų žmonių, ar net tai yra visi čempionų lygos, ir tai yra irgi kažkas unikalaus, kadangi kaip virš mūsų jau yra tik žmonės, kurie yra visumoje labai aukštuose ranguose. Ir kas labai faina apie, tarp kitko, kad prie kiekvieno iš jų galima prieiti. Dar aš pamiršau Nataliją Černenko, dar turim, ar ne, dar vienas unikalus, kaip sakyti, pavyzdys verslo lyderystės. Ir ta prasme nėra taip, čia nėra taip, kad tu negali, kaip sakyti, bet mes turim klausimą Varlamui, mes galim parašyti Varlamui, mes turim klausimą Natalijai, mes galim parašyti Natalijai, mes turim klausimą Viktorui, šiandien kaip tik bendravau su Viktoru, galim parašyti Viktorui. Čia nėra to, kad ir kažkokios ribos.
jūs irgi tuo naudokitės, ta prasme, va, turit Darius Aurelija, bet jeigu turit klausimą, kuris, va, nu, manot, kad va, Jolanta, ar aš galiu jį atsakyti, drąsiai tuo naudokitės, tai čia nėra jokių, kad aš esu kažkuo, sakykime, tai, kad mes esam Turim šiame range, didesnį rezultatą, tai reiškia, kad prie mes jūsų negalima jo, tai prieiti. nereiškia, kad mes esam kažkokie kitokie žmonės, ne jūs, mes visi esam visi vienodi, kiekvienas žmogus yra gerbtinas, gerbiamas, ne tik, kad gerbtinas, yra gerbiamas ir tai čia, bet šioje vietoje aš visiškai nesilaikau tos pozicijos, kad yra kažkokia hierarchija ar dar kažkas, ar ne? Yra klausimas, nežinau, būdas kažkaip bendradarbiauti, bet aš labai džiaugiuosi, kad mes randam būdą bendradarbiauti, bet Jolanta turėjo su Graikija, ar ne, Su Vilma. kontaktą su Vilma. Prasme, vat, su Nomeda turėjom labai, nežinau, vat, kiekvienas susitikimas su Nomeda tai toks, nežinau, man labai pamalonina, vat, sakykime, nežinau, dušę, nes jis labai fainas žmogus, ta prasme, nesimatomgi kasdien, ar ne, vat, Daiva, nu, visumoje, sakykime, ar ne, Diana, bet tai visą tai duoda labai daug peno ir tuo labiau, kai mes čia turim daug šalių, bet, sakykime, apie Airiją, aš manau, ar ne, bet apie Angliją aktualu. Visi kiti dalykai, nu, visur galima eiti ir visur kontaktuoti. Bet tai, nu, aš irgi truputėlį ilgiau užsitempė, ne 3 minutės, ir netilpau į temą. Tai turbūt ką pabaigai. Tai vis tiek, aišku, pirmiausia, norim padėkoti Darius Aurelija, kad jie vėlgi eidami savo keliu, rinkdami savo patirtis, turbūt stebėdami mus, aš kaip suprantu, ar ne, pabuvę mūsų erdvėje Majorkoje, priėmė tą sprendimą, tai iš tikrųjų ačiū Jums, kad Jūs pasakėte taip savo šiuo atveju, ar ne, ir piemą priėmėte kaip įrankį, kaip instrumentą, kuris gali pakeisti Jūsų gyvenimą, nežinau, kardinaliai ir tuo dalinatės vat, su visais Jumis esančiais čia, ta prasme, ir su visu tuo 300 žmonių, kurie jau eina paskui Jūs. Ir tai yra nu, didelis, kaip sakyti, tai yra didelė misija būti vedliais nuo dideliam kiekiu žmonių, tai, va, tai jūs esate tos misijos, kaip sakyti, smaigalyje ir tikrai čia yra tik tai pirmas dar toks, nu kaip sakyti, laiptelis į sėkmę ir aš manau, kad šiais metais tų laiptelių dar bus ne vienas ir ten šiaip galima užšokti iškart per 2 laiptelius, gi niekas nedraudžia, ta prasme. Jeigu mūsų leidžia mintys šokti per 2, tai galim šokti ir per 2, ta prasme, čia nėra jokių apribojimų. Bet tai labai džiaugiuosi, kad esat visi, mes su Jolanta, ar ne, čia gal dabar už abudu galiu pasakyti, džiaugiamės, kad esat, kad einat kartu su mumis, kad patikėjot mumis, kad pasirinkot mus kaip žmonės, su kuriais norite bendradarbiauti ir aš manau, kad mes visi kartu galim tikrai sukurti dar labai daug gražių dalykų gyvenime, ne tik pieme, bet visumoje gyvenime. Nes tai yra tik tai, iš vienos pusės tai yra labai svarbi gyvenimo dalis, bet iš kitos pusės tai yra tik dalis. Ar ne? Gyvenimas yra daug platesnis ir daug pilnesnis. Ir iš tikrųjų mes tikrai atviri su Jolanta, nu, įvairiomis temomis kalbėti, tai nėra tik verslo, sakykime, tema ar ten kažkokia, bet ta sausa verslo konsultacija. Tai aš dar irgi noriu va čia paantrinti. Tai pirmas dalykas, tai žmogui, kas yra labai svarbu. Tai yra pasitikėjimas ir tikėjimas. Taip lygiai kaip mes su Jumis patikėjome ir pasitikėjome, taip aš noriu padėkoti mūsų kolektyvo žmonėms, mūsų mergaitėms, kad Jūs pasitikite ir tikite mumis. Ir labai Jūs kviečiu patikėti ir savimi. Nes mes jau tikim Jumis. Mes Jumis jau tikime. Ir šitoje vietoje aš jaučiu, kad yra tokių dienų, kada tikrai nieko nesinori. Yra tokių dienų, kada būna labai sunku. Bet žinokit, kad netgi ir tomis dienomis mes Jumis tikime. Todėl patikėkite ir Jūs savimi. Ačiū, kad esate. Ir man atrodo, mergaitės irgi nori kažką pasakyti. Ar yra mergaičių, kurios nori kažką pasakyti šiandien? Diana, prašom. Baliamba, susijaudinau. Ane? Aš kaip visada. Gerai, tu gyvas. Aš labai savo mergaitės myliu, iš tikrųjų, labai. Tikrai susijaudinau. Mano istorija yra labai trumpa ir labai noriu apie ją pasakyti. Marketingui sakiau daugiau ne. Gyvenime ne. Naudojau Fitline produktus ir susipažinau su Dariumi ir Aurelija. Pajutau begalinį ryšį ir kai Aurelija pasakė, kad aš einu į Fitline,
aš ją patikėjau ant tiek sekundės tikslumu, bet jinai mane nevadino eit kartu. Ot kokia galvoju. O ką aš gaunu, tai aš gaunu iš Dariaus tokį ramybę, tvirtumą, atsakingumą, nu, ta prasme, mokymus, belė kokio stiprumo, o iš Aurelijos sielos ramybę, ryšį ir, va, kai sako, tūkstančius ten turi tų žmonių, kada su jais bendrauja, aš neįsivaizduoju. Ir kartais jie net nežino turbūt, bet jau mes tarpusavį mergaitės kartais tom smulkmenom, kad jų neužgrūzint, jau mes tarpusavį pradedam mokintis. Ir juos visą laiką kopijuojam. Tai pas mane yra augimas begalinis, kas liečia socialinius tinklus, kas liečia darbą net kitame darbe, ane, ir, nu, be galo aš jiems dėkinga ir, nu, aš kaip sakau, šitam versle viskas sukramtyta, reikia tiesiog turėti daugiau kūrybos ir kviesti žmonės ir juos mylėti. Tai ačiū begalinis ir todėl ir tos ašaros. Ačiū daug. Ačiū, Diana. Aš irgi noriu labai padėkoti, irgi graudinuosi, nes tikrai būna tų sunkių dienų ir tikrai visada jaučiu tą didžiulį palaikymą. Negaliu net kalbėti, nes apsižliausiu. Mes važiuojame. Norėjau tiek daug pasakyti. Renginį vėl. Ačiū tau, Jolanta, už įkvėpimą ir už idėją. Mes jau turim bilietus ir kas nori kartu, tai gali lėkti pas ją lovų, sakė, daugiau yra. Čiūžinį pusim. Jeigu ne, tai surasiu daugiau lovų. Ir iš tikrųjų, vat, tikrai didelis džiaugsmas yra, vat, kad atvažiuosit būtent į mano namus. Aš tiesiog, vat, manęs daug kas klausia, sako, kaip, taip, vat, sakau, tiesiog taip, nemačiau niekada gyvenime realiai žmonių, o mes tiesiog turim vat, tokį ryšį ir tą ryšį labai labai jaučiu. Ir sakau, nemačiau realiai žmonių, bet aš juos jaučiu, kaip aš nežinau, žinočiau jau 100 metų. Tai va, tai ačiū labai, kad jūs esat ir aš žinau, kad aš esu teisingam kely, nesvarbu kartais, kai būna sunku, bet jūs esat nerealūs palaikytojai, kiekvienas skirtingai, bet kaip sako Darius, jisai tas toksai ramesnis, bet taip, o iš Aurelijos sklinda kita aura, ta energija, tokia, daryk. Tu gali. Tai va, tai ačiū jums labai. Ačiū tau. Ačiū tau. Aš gal irgi tada porą žodžių, bet labai atsiprašau, sėdžiu, kadangi po halatu su sergančiu vaiku, va, biški girdit kvaksi šalia, tai nejungsiu kameros, tai tikrai nesupykit, kadangi turiu patirtį tinklinį rinkodaroje, taip, mama, prašau, ačiū. Tai tik norėjau pasakyti vieną dalyką, kad aš visą laiką galvodavau, kad tinklinė marketingė yra svarbiausia produktas, bet galiu nuoširdžiai pasakyti vieną paprastą dalyką, svarbiausia yra žmonės, nes žmonės eina paskui žmonės, nuoširdumo, tikrumo nepaslėpsi, tikrai daug mačiau, Aurelija su Darim žino, apie ką kalbu, tai nesikartosiu. Ir aš irgi lygiai taip pat noriu padėkoti šitiem dviem nuostabiem žmonėm už tą jų energiją, kurią jie dalinasi, nes tai yra kažkas tai tokio įspūdingo, net mano didžiausias skeptikas vyras, paklausęs praeitą savaitę seminaro, pradėjo kitaip akis vartyti. Tai va, ir labai malonu buvo šiandien išgirsti Jolantą su Rimu, nes buvau daug girdėjusi, bet apie jūs girdėjusi, bet jūsų negirdėjusi, tai irgi galiu pasakyti, nes susilaikiau neparašęs komentaro, kad tikrai jaučiasi ir tas jūsų tikrumas ir nuoširdumas ir tas yra smagu, nes taip, sunelin ir vat Raronas džiaugiasi 1,5 metukų būdamas. Tai žodžiu, labai dėkoju ir labai tikiuosi, kad greitų metų pasimatysim ir linkiu tiek Aurelijai su Darium, kuo greičiau, net ne 2 laipteliais, o visais 5 peršokti ir aš tikiu, kad mūsų komanda su tokiais lyderiais padarys viską, kad mūsų lyderiai būtų numeris 1 ir kad visi kiti, kas norės, irgi būtų ten, kur jie nori būti. Tai va, dėkui už įkvėptą gražų pozityvo vakarą, eisime miegoti su šypsena veide. Ačiū. Let me be, ane, Justina?
Taip, let me be. Ir bus šokis mūsų. Auksim tave iš tavęs žingsniukų ir viso kito, ką tu sugebi Justina yra padaryti. dabar choreografija, kuria kai ką, Būtinai. pasidalinsim su visais. Jo. Ruoškitės mergelę savo svajonės išpildyti. Ačiū labai. Čia kaip gimtadienis toks jūs, žinot, kai visi sveikina, va taip gera, va taip šilta, miela ir, nu, tikrai labai jauku. Dar, kadangi ir kalbėjau, bet vis tiek pasakysiu, kad viskas, kas vyksta, vyksta nebereikalo. Ir tie žmonės, kurie ateina į mūsų gyvenimus, galbūt tuose tarpsniuose, kokiuose dabar mes esame, tai yra dovana. Tai ačiū Aurelija, ačiū Dariau, ačiū Jolanta, kuri man visą laiką atrašo, kai man klausimų kyla, aš jau Aurelijai nerašau, aš tiesiai Jolantai rašau. Žodžiu, esate nuostabų žmonės ir aš esu labai laiminga ir manau, kad mes per tuos laiptelius šokinėsim gana sparčiai, ar ne? Tai gero jums vakaro ir būkit laimingi. Ačiū tau, Nomeda, už tavo asmeninį pavyzdį. Ačiū tau, kad tu patikėjai savim. Nu ką. Ačiū labai visiems. Ačiū Jolanta, ačiū Rimai, ačiū Jolanta už idėją pačią. Aš manau, kad tik tai kalbėdamosi mes ir randam įvairiausių įrankių ir ne įvairiausių metodų, kaip sušildyti, kaip tą visą ryšį palaikyti ir eiti visiems kaip vienas kumštis į vieną didelį tikslą. Taip, matau, dar Rasa kažką nori, ar ne? Taip, Raselė. Girdit mane? Taip. Ar aš girdžiuosi ar ne? Girdisi. Girdisi. Aš tai pirmiausia, aišku, noriu padėkoti tėčiui su mama, Dariui su Aurelija. Jaučiuosi geras tas žinojimas, kad mes esam kaip viena šeima ir žinant, ten Aurelija priėmė besąlygiškai. Vat aš socialiniuose tinkluose, tarp kitko, mane į Fitline'ą kvietė, turėjau pakvietimų visokių, žinot, krenta į Facebooką, kažkas rašo, labą dieną, gal norite. Ir mane rezonavo žmonės. Pirmiausia, žmonės. Tapsme, aš jau buvau anksčiau gavus pakvietimą ir net sakau, aš gal palauksiu susitikimo, kol bus kada man išdarysi, ar Kaune kažkur arčiau, ir aš kažkaip susirašiau su Aurelija iš socialinių tinklų, pamačiau jos tą šviesą ir kažkaip gausi, kad jinai pasakė, kad bus Vilniui ir aš atvažiavau Vilnių ir aš pasijaučiau, jinai pirmą kartą, kai mane apkabino, mano žmogus. Man jau nebebuvo svarbu, kas ten yra su Fitline'u, kas ten per daug, nesigilinau į sudėtį šitų vitaminų ir kokių jų dar ten yra ir ką ten galima padaryti per kiek laiko PM ar prezident. Aš supratau, kad aš noriu čia būti šitoj gaujoj. Ir tada pamačius Rimą su Jolanta, aš supratau, kad vis tiek mes prie savęs pritraukiame žmonės tokie, kokie esame. Ir kai aš visada kartoju šitą posakį, žuvis pūna nuo galvos, tai virš, Aurelija su Darium yra ta žuvis, jų galva yra Jolanta su Rimu ir ta galva yra labai šviesi ir jie tada pritraukia tokią pačią uodegą, ta uodega ir ta tokia gauja šviesėja tokių šviesuolių. Jo, ir toks didelis banginis, tai gaunasi tas mėlynasis banginis. Ir tiesiog tais pamačiau pirmą kartą Vilniui Nomedą, noriu pasidžiaugti asmeniškai. Man atrodė tokia tyli, rami moteris, kuri, kad Aurelija gali, tai manęs nestebina ir Darius. Atrodo, nes jie tokie, žinai, čia Rimas su Jolanta, bet Nomeda, aš galvoju, tokia moterytė, sėdi tyli, rami, kukli ir štas tau. Tada nuo kito posakio nelieka. Jei gali tu, galiu ir aš. Tiesiog, o kaip kitaip? Ir ačiū labai Jolantai už šiandien visą pasidalinimą irgi stiprus, visi stiprus tie susitikimai su pačia, tai ačiū, kad esat, esu dėkinga ir tikiu, kad važiuosim toli. Ir mūsų šeima vis ta gauja didės. Ačiū, Rasa. Ačiū tau labai. Ačiū. Daiva, matau, ar ne, dar nenori pas vaikus eiti, Daiva, dar nori čia pabūti. Aš labai trumpai, dabar akivaizdu, kaip veikia Dariaus ir Aurelijos mokymai, nes per pirmąją mentorystės mūsų Zoomą
prievartos būdu liepia įsijungti kameras, dabar užsičiaupti pačias, nebegalim, norim šnekėti, norim eterio. Ir tų klausimų milijonas kyla, tai aš labai noriu padėkoti Dariui ir Aurelijai, kad jie mato daugiau mumise, negu mes pačios matom. Tada Jolantai ir Rimui, kad, nežinau, esat tokie, kokie esat, aš irgi tuoj pradėsiu bliauti, bet tas nuoširdumas per ekraną jau jaučiasi, o dar jūs Maljorkoje kažkur ten vis tiek irgi jaučiasi. Susitikus gyvai atrodo, kad ką tik mes tik išsiskyrėm kažkur, va tokie paprasti žmonės kaip 3 kapeikos. Tai, kaip sako, traukia žmonės tokie, koks esi pats, ir tokius žmonės traukia, ir ten gera būti, ir norisi stengtis netgi ne dėl savęs, bet ir dėl jų. Kaip ir sakoma, kad pasaugoti Aureliją ir Darių, mes jau tarpusavį išsibliaunam, mes Jolantai klausimus rašom, kad tik tais Darius, Aurelija, kad tik tos energijos neištaškytų be reikalo. Tai labai labai visiems ačiū ir kiekviena iš jūsų, kuri esate čia, nes tikrai viena iš kitos mokomės ir vieną kitą pastiprinam. Bučkis iš Klaipėdos. Aš taip ir žinojau, nes klausimų sumažėjo, jau galvoju, viena ant kitos peties ten kaukinasi. Viskas gerai, klauskite, drąsiai rašykit. Aš esu kažkada jau sakęs, gal nebus taip kaip gaisriniai, žinai, suskambo vienas z ir čia mes pakėlėm ragelį, bet tikrai, stengsimės visą laiką palaikyti, stengsimės visą laiką atsakyti ir pasidalinti tomis žiniomis, kurias mes patys esame įvaldę. Ir čia viskas yra labai paprasta. Jeigu sekasi ir mums, žinai, jeigu mums sekasi visiems. Tai... O kalbant apie sėkmę, miela komanda, dabar visi einam registruoti naujų klientų, nes mūsų top lyderiams trūksta labai nedaug iki sekančio lygio ir kadangi aš tą žinau, nesupykit, kad išsižiojau, bet tai yra komandinis darbas ir mums reikia juos užkelt ant sekančio laiptelio. Nesupykit, Aurelija su Dariuku, bet mes kadangi esam komanda ir aš žinau, kad kiekvienam iš mūsų, kai reikės pagalbo šokti į kitą lygį, tai jūs būsit pirmi pastumėti visus, o dabar reikia komandai susiveržti diržus ir kiekvienas padarom po porą pardavimų, kad rytoj Aurelija su Darium būtų jau kitam levelį. Ok? Ačiū už sąmoningumą. Ačiū. Taip, Inga dar matau kelia ranką turbūt ir. Taip, aš norėjau irgi padėkoti labai, kadangi skubu, tai čia trumpai. Ačiū už šio vakaro motivaciją, paskaita, Zoomas superinės. Sakiau, dar 2 kartus reikės mažiausiai perklausyti, turbūt, kad tą varikliuką vėl užvest man savyje. Tai ačiū tau labai, Aurelija, Dariau, kad esat kantrus, kad visada palaikantis. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs esat mano mentoriai. Ir žinoma, ačiū ir Jolantai su Rimu. Ir sakau, dar jūsų neturiu drauguose, tai kviesiu šį vakarą į draugus, prijunkite mane gerai. Gerai, Inga. Tai va, dėkoju, visą kitą tikrai paantrinu tik tais visoms merginoms, kas ką čia išsakė. Tai va, ačiū jums. Viso. Ačiū tau. Tikrai kaip gimtadienis, kaip faina. Tik torto trūksta. Ja. Šampano bus, va, Justina sakė, šiąnakt pasijudėsit, ne, tai rytoj tada bus taurė šampano, tai kviečiam tada į pakartotiną susitikimą. O ketvirtadienį kviečiu ketvirtadienį bus komandinis partnerių, mūsų jau, ne, Zoomas, tai skelbsim gegužės mėnesį vieną labai labai patrauklų dalyką. Būtinai dalyvaukite. Staigmena. Mes čia su Jolanta vėl susikuždėjome. Tai buvo reklama. Taip. Intarpas. Gerai, ačiū Chebryte, ačiū, kad esat, ačiū, kad augat, ačiū, kad realizuojat savo potencialą ir net neįsivaizduojat, kiek jūs galit. Jūs net neįsivaizduojat, kiek galit. Ir labai bus smagu būti šalia, kad kartu pasidžiaugti, kaip jūs plečiatės, didėjat ir užkariaujat pasaulį. Viskas, gero poilsio jums. Jūsų galimybėm nėra ribų. Gero vakaro, ramaus poilsio. Ačiū. Ačiū. Iki.